Labas visiems, kelintą dieną vis pagalvoju apie šitą savo kanalą, apie jūs ir taip nenoriu, atrodo, kažką tai pasakot, atrodo, taip nenoriu kažkam kažką patarinėti, mokyti. Kas norisi, tai tik taip pasidalinti informaciją. Informacija, kuris surinkta ne iš kažkokių ten knygų, bet iš patirčių, kuriuose pati gyvenau. Labai intensyviai gyvenau kelis pastaruosius metus. Bet čia daugiau apie tai šiek tiek vėliau, tad laukit naujienų. Ką aš čia mąsčiau paskutiniu metu, kažkaip mintis vis apie tai sukosi. Jeigu sukosi, tai galvoju, turiu pasidalinti. Tai mintys mano tos buvo apie tai, kad yra žmonių, kurie gali būti disciplinuoti. Kažkada iš savo neišmanimo galvojau, kad visi turi būti tokie, ypatingai jeigu ten norisi kažką pasiekti. Mintys apie tai, kad yra žmonių, kuriems turėti griežtesnę tokią rutiną, yra labai lengva, paprasta ir netgi būtina. Kad yra žmonių, kurie planuoja savo laiką, kiti netgi ir gan griežtai, sakyčiau, ir tas jiems labai tinka ir patinka. Ir yra tie, kuriems netinka viskas, ką prieš tai pasakiau. Ir ne tik, kad netinka, bet dar ir žalinga. Kad išsiaiškintume, kas ten asmeniškai vienam ar kitam iš tikrųjų tinka ir kas netinka, tai pirmiausia reikėtų nuo savęs nusiimti kitų žmonių projekcijas. Apie vidinį ir išorinį identitetą iš tokios labiau techninės pusės esu pasakojusi, bet šiandien šiek tiek pasakysiu per kitokį pavyzdį. Tarkim, siela atėjo į savo šeimą su savo dievišku planu. Kaip pavyzdys, ten gyventi laisvai. Čia taip labai abstrakčiai, bet tuoj paaiškinsiu. Ir šitam vaikui, šitam žmogui, šitai sielai yra ne tik labai svarbu būti laisvam savo gyvenime, savo pasirinkimuose, bet netgi ir labai būtina, nes kitu priešingu atveju jisai gyvena savo minusiniai programai, nes nevykdo savo kaip sielos plano. Tėvai sakė vaikystėje, kad reikia visur disciplinos, kontroliavo, mokė, patarinėjo, kišo ten vienai per kitaip į tam tikrus rėmus, aišku, tikėtina, kad to net nesuprasdami. Ir tas vaikas nuolat muistėsi tuose rėmuose, nesugebėjo įtilpti į tuos rėmus, augo vidiniam pasipriešinime, kad kažkas yra su juo negerai, kad jis niekur netelpa, kad jam viskas ankšta. Jį vidus traukia vienaip, aplinka ten sako kitaip ir tėvai galiausiai sako, kad tai yra labai sunkus vaikas, nesusitvarkom, neklauso. Tada tas vaikas užaugęs dar susirado ir partnerį, kuris panašius dalykus projektavo, kuris patvirtino jam jo vidinę tiesą. Draugų ratas plus minus irgi kažkoks toks panašus, nes visur kokios rytis bebūtų, panašus traukia panašų ir čia yra visatos taisyklė rezonanso dėsnis, kitaip būti net negali. Ir nuolat spraust save į rėmus, ką tai padaro ir to žmogaus aplinka, tai yra gyventi savo minuse. Gyventi iš jėgos, o ne iš savo vidinės galios. Taip veikia sena matrica. Žmogus, kuris jau būna tiek pavargęs nuo tokio gyvenimo ir pats net nuo tokio savęs ir pradeda ieškoti atsakymų arba tam tikros pagalbos, kad rastų tuos atsakymus. Kodėl taip sunkiai einasi jam gyvenime? Jau yra rimtas signalas, kad nuo čia gali kažkas pradėti keistis. Aišku, kad yra variantų visokių, bet tuo variantu, kai žmogus susivokia, kame turi susivokti ir kai pradeda lupti nuo savęs tas sudėtas ant jo kitų žmonių projekcijas, tada jo siela išskleidžia sparnus ir žmogus pradeda gyventi savo pliuse. Išsilaisvina didžiuliai kiekiai energijos ir gausa tiesiog pradeda ateiti savaime į jo realybę. Jam pradeda veikti atvirkštiniai dalykai, nei tie, kurie buvo jam suprojektuoti ir jam nereikia tiek daug pastangų, sudėtingų tokių pastangų, sudėtingų stengimuose kažką tais turėti savo gyvenime. Jam gyventi iš savo vidinio noro, iš savo vidinio vedimo, vidinių impulsų yra daug sėkmingiau. Kuo laisviau žmogus, gyvena, tuo jam sėkmingiau. Todėl tie visi pamokymai, pasakymai, patarimai, saviįsivaizdavimai, savos projekcijos ant kitų žmonių yra tiesiog nesąmonė. Tas ten toks, tas anoks, nuolatiniai vertinimai, nuolatiniai kažkokie tais patarinėjimai, pamokymai, kad ten turi elgtis taip ir ne kitaip, kad jeigu nieko neveikia, tai kaip taip galima, čia yra tinginystė. Apie
tokias etiketės kaip tinginys, čia iš viso atskira gili tema, visiškas skemas. Jeigu ten veiki ir kažkam atrodo, kad net per daug veiki, tai vėl negerai. Žodžiu, vienas neįsivaizduoja, kaip kitas gali daug laiko praleisti atsiskyręs nuo žmonių, kitas neįsivaizduoja, kaip ten galima ištisai būti tarp žmonių ir skirti mažai laiko tik tai savo. Ir taip nuolat meta vieni ant kitų tas savo projekcijas. Nustokit vieną kartą skeminti žmonės su savo neišmanymu. Čia tiems, kurie patys žinot, kad esat linkę taip elgtis. Mūsų kiekvieno realybė yra suformuota pagal savas arba dažniausiai primestas programas, savus primestus įsitikinimus. Jeigu pas vieną žmogų trigerina kito žmogaus kažkokie tai dalykai, tai reiškia, kad pas patį viduje yra šaknis, o ne pas kitą. Ne kitą reikia ten eit mokyti ar jam pamokslauti, bet kreipti dėmesį į save, į savo vidų. Nes viskas yra mūsų vidaus projekcija. Viskas, kas išoriai, yra mūsų vidaus projekcija. Prieš vertinant kitus pagal savo suvokimus, pasižiūrėkit, su kokiam programom gyvenat ir viskas pataps aišku. Nes viskas, kas yra aplink mus vienaip ar kitaip, yra mūsų pačių atspindžiai. Tai dabar sugrįžtant pačiai į save, iš savo gyvenimo pasidalinsiu, kad buvo man čia kurį laiką labai fainai daryti ten visokius dalykus, kurie su kūryba susiję. Ir vienur pabuvau, ir kitur pabuvau, per vienur, per kitur, dar kitur, žodžiu, taip praėjau. Ir šiam momentui esu tokiam fainam nuliniam taške, kuriame tiesiog kaifuoju. Kažkada, kai dar nežinojau, kas tai yra, buvo labai baisu, buvo daug chaoso, pasimetimo, baimė nežinomybės, ką lydėjo ir panikos atakos, nes buvau išmokus veikti iš neteisingų programų. Noras kontroliuoti buvo, kad tik jaustis saugiau, bet kuo daugiau tos kontrolės būdavo, tuo labiau ir viskas griūdavo, nes čia jau yra stiprus indikatorius, kad įsijungęs yra išgyvenimo režimas. Bėgt, lėkt, stresuot, panikuot ir galiausiai pasimestame chaose yra išgyvenimo režimas. O dabar tai kaifas, žodžiu. Ir dabar tai suprantu, kad iš šito taško, iš šito būtent nulinio taško, kai atrodo, kad viskas tarsi kabutėse sustojo, iš tikrųjų ir tam tikri dalykai persikalibruoja. Žmogus dažnai galvoja, kad niekas nejuda, kad viskas sustojo, kad kažkokia stagnacija, nes nemato, kas vyksta užkulisiuose. Iš tikrųjų, tokiu metu ir tam tikri dalykai persikalibruoja subtiliam lauke ir iš šito taško gimsta dar tikresni, dar kitokie dalykai, kurie vis arčiau sielos. Kai sakau arčiau sielos, tai aš turiu omenyje, kad artimesni širdžiai, tikresni pačiam savo dalykai, labiau rezonuojantys su vidum. Dalykai, kurie uždega vidų, su kuriais gera gyventi, iš kurių gera veikti. Nes kai kažkas išgirsta sielą, tai atrodo, kad kažkokie tai čia tie dalykai, kurie kosmose skraidai. Čia yra neteisinga interpretacija vis dar daugumos žmonių. Patys žinot, kokios pirmos mintys atėjo, kai pasakiau arčiau sielos, arba aplamai bendrai kalbant, kai išgirsta ten sielą. Žodį siela. Čia jums yra labai geri rodikliai, indikatoriai apie jūsų pačius suvokimus, apie tai, kaip jūs suvokėt savo realybę. Ir kaip galima kišti save į kažkokius tai griežtus rėmus, ar jo labiau kažkieno ten tas iliuzinės projekcijas ir gyventi pagal kažką kitą. Tarkim, ten dirbti vienam darbe, būti vienoj veikloj, laikytis ten griežtos kažkokios disciplinos, griežto plano, kai prigimtis yra nuolatiniai pokyčiai. Ir tie pokyčiai nėra lakstymas po visą pasaulį. Kažkam yra, kažkam nėra. Bet tada ir ateina skausmas, tada ateina kančia, kai einam prieš save, kai bandom laikytis kažko, ką reikia paleisti, kai negirdim savęs, kai bandom sutilpti kažkieno rėmus, į kažkieno projekcijas, nes jau ten neduok dieve pasirodysi koks tinginys ar dar ten kažkoks anoks. Čia yra baimė, nerimas, kad būsi tiesiog nepriimtas, atmestas, atstumtas, kad nepritapsi. Nesu aš linkusi labai jau naudotis teoriją, ypač kas liečia astrologiją, ten numerologiją ir panašias sritis, bet kai ta teorija labai pridera prie praktinės pusės, tai dabar pasakysiu, kad net ir toj pačioj astrologijoje, numerologijoje, likimo matricoje, kuo man transformacijų eigoje tikrai teko domėtis ir kas buvo
iš tiesų tokiais gan puikiais įrankiais labiau pažinti save. Tai ir ten pas mane užprogramuoti nuolatiniai pokyčiai, keist, atnaujant ir panašiai. Tai kai siela ateina su savo programom, žmogus jis gal ir gyvena pagal savo programas, bet gyvena iš savo minusinės pusės, minusinėse programuose. Ir mūsų kai kurių užduotis išeiti į savo tą pliusinę pusę. Neišeiti iš matricos, nepraskipint matricą, kai čia teko matyti tokias visokias skambes frazes. Nes kai išeisi iš matricos, tai išeisi ir iš šitos fizinės realybės. Išeiti reikia iš savo minusinių programų į pliusinės. Ir tai jau yra alchemija. Dar kitaip tai vadinasi transformacija. Nusijimt tas visas projekcijas, su kuriom klimpstama tam minuse ir pradėti gyventi pagal tai, kas arčiau sielos. Arčiau sielos, dar kartą sakau, tai nėra būti išskridusiu. Tai yra būtent apie tvirtą įsižeminimą, įsimaterinimą pagal savo tikrąjį aš, pagal savo tikrąjį pašaukimą, o ne pagal primestas kažkokių ten kitų žmonių projekcijas. Ne pagal tai, kaip kiti norėtų, kad elgtumeisi ir kaip norėtų, kad tu gyventum. Tai tikiuosi, tie, kurie turėjo tai išgirdot.